Sveiki, Profitus esami ir būsimi investuotojai. Mano vardas Justas, esu Profitus klientų aptarnavimo vadovas. Man labai malonu šiandieną iš tiesų su jumis sveikintis, pasidalinant žiniomis su jumis temoje, kaip pradėti investuoti. Taigi apie tai šiandieną pasikalbėsime dviejose dalyse. Pirmoji dalis bus daugiau teorinės informacijos skaidrių formatu. Na, antroji dalis tai būtų jau konkrečiai, kur parodyčiau savo paties portfelį, su kuriuo galėsite ir patys, žinoma, susipažinti ir pamatyti, kaip aš investuoju asmeniškai, kokius projektus pasirenku ir kokios funkcijos apskritai yra Profitus platformoje. Taigi, siūlau pradėti iš karto ir pereiname prie skaidrų dalies, ką turite žinoti prieš pradedant investuoti per sutelktinio finansavimo platformą. Taigi, pagal Profitus atliktą tyrimą net 65% svarstančių investuoti nežino, nuo ko reikėtų pradėti. Tai iš tiesų didžiulis procentas ir jeigu jūs patenkate šiuo metu ar kažkurio etapu patekote tarp šio procento, tikrai dėl to jaudintis nereikia, nes būtent tam ir yra skirti šie mokymai, kad galėtumėte gauti reikiamą informaciją, kad kitą kartą, kai jau planuosite atlikti tą savo pirmąją investiciją, žinotumėte, nuo ko reikia pradėti. Taigi, Profitus platformos ar apskritai sutelktinio finansavimo platformos, bet kurios kitos veikimo principas yra labai paprastas. Vienoje pusėje turime verslą, kitoje pusėje turime investuotojus, na, o centro viduryje turime Profitus platformą, kuri administruoja visą šį procesą, na, kitaip sakant, tarpininkauja tarp verslo ir investuotojų. Taigi, jeigu verslas kreipiasi dėl galimybės gauti paskolą su nekilnojamo turto įkeitimu, Profitus platforma įvertina kliento pateiktą paraišką ir jeigu yra priimamas teigiamas sprendimas, tuomet Profitus platforma patalpina platformoje, kad yra renkamas finansuojamas projektas, į kurį gali investuoti jau esami Profitus investuotojai. Kaip vyksta išmokėjimas? Irgi labai svarbi tema, tai verslas lygiai tokiu pačiu principu atlieka atsiskaitimą Profitus platformai, na, o Profitus platforma tuomet pagal investuotojo atliktą investicijos dydį išskaido gautą mokėjimą tomis dalimis pagal tai, koks, kaip ir minėjau, buvo atliktas investicijos dydis. Taigi, ką turėtumėte žinoti prieš pradedant investuoti per platformą, tai iš esmės labai svarbu susipažinti su platformos naudojimosi sąlygomis ir taikomais mokesčiais. Tai paminėsiu iš karto, kad Profitus platformoje taikomų jokių mokesčių nėra. Kitos platformos turi įvairius mokesčius, tokius kaip administravimo mėnesinės mokestis portfelio, tai gali būti investicinis kažkoks mokestis, tai gali būti taip pat ir galbūt delspinigių kažkokios dalybos per pusę, taip pat tai gali būti pinigų išvedimo mokestis iš platformos. Na, yra labai daug įvairių mokesčių ir tiesiog, prieš pradedant naudotis reikėtų įsivertinti visus šios aspektus. Taigi, taip pat verta įsivertinti, kokiamis sąlygomis investuosite. Na, o tam, kad investuotumėte, turėtumėte susipažinti su projekto reitingu, kuris yra nustatomas įvertinant papildomai labai daug vietų. Tai yra ne tik nekilnojamo turto projektai vertinant, ne tik įkeičiamąjį turtą, bet taip pat yra įvertinama ir laiduotojai, pesimistinis verslo planas, makroekonomikos sąlygos ir taip pat paskolos gavėjo paties reputacija ir tiesiog visi susiję asmenys ir tame algoritme jau yra priimamas sprendimas, koks tai reitingas galėtų būti. Reitingų Profitus platformoje išties yra apstu, tai paminėsiu, kad yra A, B, C, D reitingai, kurie yra Profitus platformoje finansuotini. A, B, C reitingai turi plius ir minus dar reitingus, vadinasi, kiekviena raidė turi po 3 reitingus. E, F reitingai iš karto sakau, kuriuos matote ekrane, yra nefinansuotini projektai, kurių Profitus platforma atsisako ir jie net platformoje nėra patalpinami. Vadinasi, kad jūs jau gaunate tik tai atrinktus projektus, kurie, realiai galėtų būti jums patrauklus priklausomai nuo jūsų rizikos tolerancijos lygio.
Taip pat verta paminėti, kad Profitus platformoje tik 20% projektų yra patvirtinamo ir paleidžiamų finansuotis, 80% atitinka platformos EF reitingus ir jie yra atmetami. Taigi, skaidrėje, kaip ir matote, galite pasižiūrėti, kas atitinka A, B, C, D, E, F reitingo projektus. Na, o nieko nelaukiant, tikriausiai keliamės jau ir prie kitos dalies, kuri yra taip pat labai svarbi, LTV rodiklis. LTV rodiklis tai yra paskolos ir įkeičiamojo turto vertės santykis. Tai labai paprastas atvejis, jeigu paskolos dydis yra pavyzdžiui 130 tūkstančių, o paskolai įkeičiamojo turto vertė yra 200 tūkstančių eurų, vadinasi, kad LTV rodiklis būtų 65%. Tai toks rodiklis reikštų, kad, iš esmės rizika investuoti į šią verslo paskolą su nekilnojamo turto įkeitimu, būtų laikoma ganėtinai maža rizika. Tačiau vėlgi turiu paminėti, kad į kokį projektą investuoti pasirenkate pats ir mano teikiamos žinios, nėra rekomendacinės, nes reikėtų nepamiršti investuojant, kad investavimas visuomet yra susijęs su rizika prarasti dalį ar visą savo investiciją. Taigi, kaip ir minėjau, kaip vertinamas LTV sutelktinio finansavimo projektuose, tai tarp 60 ir 70% LTV rodiklio arba dar net mažiau yra laikoma, kad tai yra mažesnės rizikos projektas. Jeigu tarp 65 ar 75 galima jau priskirti ir prie vidutinės rizikos. Jeigu tai yra virš 75% LTV rodiklis, tai jau laikoma šiek tiek didesnė rizika. Taip pat labai verta paminėti, kas yra LPC rodiklis, tai yra Latvijoje finansuojamų projektų, tokių kaip ProBro tunelinės plovyklos projektas ir kaip nustatomas LTC rodiklis, tai yra realiai paskolos ir bendro projekto sąmatos santykis, kuris nustatomas pagal paskolos dydį ir bendrą projekto sąmatą. Tai jeigu paskolos dydis būtų 650 tūkstančių, o bendra projekto sumata būtų 1 milijonas, vadinasi, tai yra 65% LTC rodiklio. Taip, tai tuomet labai verta įsivertinti, kokia platformos, kurioje investuojate veiklos istorija, kadangi yra platformų, kurios veikia 1-2 metus ir panašiai, yra platformų, kurios veikia realiai nuo sutelktinio finansavimo pradžios, tai daugiau mažiau yra apie 2018 metus, tai reikėtų įsivertinti ir platformų patirtis. Profitus platformoje istorinė yra grąža fiksuojama 10,5%, netgi šiek tiek daugiau. Per visą veiklos laikotarpį maždaug nuo 2018 metų pabaigos 2019 pradžios investuotojai jau yra uždirbę, tai yra gavę iš savo investicijų papildomai vien išmokėtų palūkanų virš 10 milijonų eurų. Per visą laikotarpį platformoje buvo finansuoti 1300 virš projektų. Per visą šį veiklos laikotarpį jau turime virš 37 tūkstančių investuotojų bendruomenės narių. Ir per visą veiklos laikotarpį 113 milijonų eurų, kurie buvo finansuoti, jau yra sėkmingai grąžinti. Ir šiai akimirkai yra beveik 10 tūkstančių aktyvių investuotojų, kurie turi aktyvių investicijų savo portfeliuose. Vidutinis LTV rodiklis yra 65%, tai iš esmės atitinka mažesnės rizikos daugiau mažiau projektus. Ir per visą veiklos laikotarpį esame gavę beveik 6800 gautų paraiškų. Tai reiškia, kaip ir minėjau, kad kažkur maždaug kas 5-ąją paraišką tik patvirtiname, vadinasi, jau yra atrenkami tik tais laiko ir patikrinti projektai arba jau tinkami vystytojai, kurie jau turi kažkokią savo teigiamą reputaciją statybų sektoriuje. Taip pat verta labai įsivertinti, ar platformos veikla yra reguliuojama. Tai paminėsiu, kad Profitus platforma yra prižiūrima Lietuvos banko ir 2023 metų lapkričio mėnesį platforma gavo ES sutelktinio finansavimo licenciją, kuris suteikia platformai galimybę veikti ne tik Lietuvoje, taip pat bet veikti ir bet kurioje ES valstybėje.
Šiuo metu platforma veiklą vykdo Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir labai greitų metų turėsime projektų Ispanijoje. Tai jeigu to dar nežinojote, tai tikriausiai bus labai įdomi vieta, kadangi, kaip žinome, lietuviai tikrai yra labai susidomėję Ispanijos rinką ir tikrai dažnai perka būstus nuomai arba savo. Tai manau tikrai, kad tai bus patraukli vieta investuoti į ispaniškus projektus. Taigi, taip pat reikia įsivertinti, kaip užtikrinamas jūsų investicijų saugumas. O kaip tai yra užtikrinama, tai tiesiog galime pereiti prie užtikrinimo priemonių. Ir čia labai svarbu paminėti dar kartą, kad yra įkeičiamas nekilnojamasis turtas, kuris yra atsparus infliacijai, apčiuopiamas, jį galite aplankyti, nuvykti ir tai yra realiai turimas daiktas, objektas, kuris egzistuoja, kuris gali generuoti taip pat ir papildomas pajamos iš nuomos. Taigi, pakalbėkime apie hipoteką. Tai nekilnojamasis turtas gali būti įkeičiamas pirminė hipoteka, tai yra maža rizika, antrinė hipoteka, tai yra jau didesnė rizika ir asmeninis vystytojo laidavimas, kuris gali laiduoti savo asmeniniu turtu. Tai šis laidavimas apčiuopiamai mažina riziką investuojant į tokį projektą, kai yra asmeninis laidavimas. Taigi, ką turėtumėte žinoti prieš pradedant investuoti? Dar kartą paminėsiu, ar platformos veikla yra reguliuojama, kokius mokesčius taiko platforma, kokiamis sąlygomis investuosite, kokia platformos, kurioje investuojate veiklos istorija, kaip užtikrinamas jūsų investicijų saugumas. Ir kaipgi pradėti investuoti? Tai pirmiausias būdas, ką jums reikėtų padaryti, jei dar nesate registruotas Profitus bendruomenės narys, jums reikėtų užsiregistruoti Profitus platformoje, įveskite savo elektroninio pašto adresą, sugalvokite slaptažodį, kuriuo norite būti registruotas, pakartokite slaptažodį ir pažymėkite, kad sutinkate registruojantis su Profitus taisyklėmis ir labai rekomenduoju pažymėti, kad sutinkate su tiesioginė rinkodara tam, kad nepraleistumėte svarbiausių naujienų apie finansuojamus projektus ir dar daug papildomos edukacinės informacijos, kur skatiname investuotojus tapti finansiškai raštingesniais ir vis daugiau ir daugiau įgauti naujų žinių. Toliau galime keliauti į tolimesnį etapą, kur turėtumėte pasitvirtinti savo asmens tapatybę. Turėsite atlikti veido nuotrauką, savo asmens dokumentą nufotografuoti ir pažymėti, kad sutinkate, kad būtų jums sukurta Lemonvey piniginė, kur būtų saugomos jūsų lėšos. Lemonvey tai yra mūsų partneris iš Prancūzijos, kurios naudojasi BNP Paribas paslaugomis ir visos lėšos yra saugomos būtent šiame banke. Taigi, prisijungus prie platformos, tuomet jau galėsite įsirinkti projektą investavimui. Ir šioje vietoje galėsime pereiti jau tuomet konkrečiai prie mano paties portfelio. Ten galėsiu parodyti, kokie projektai yra šiuo metu finansuojami platformoje ir ten galėsite galbūt kažką ir įdomesnio ir savo pačiam ir išsirinkti. Taigi prisijungiam prie Profitus platformos ir spaudžiu prisijungti prie savo paskyros. Taigi patenku į savo paskyrą. Iš karto galiu parodyti tokią įdomią vietą, kur galite valdyti savo Profitus ekrano foną. Tai čia jau pagal savo asmeninį poreikį pasirenkate, ar kad būtų tamsi spalva, ar kad būtų baltas fonas. Ir iš karto keliaujam prie paskyros apžvalgos, tai yra prie svarbesnių dalių. Tai vidutinės metinės palūkanos pas mane yra 10,36%, tai yra tik metinės palūkanos, tai nėra jau jūsų grąža, nes jeigu projektas kažkoks vėluoja, investuotojas gauna plus 5% padidintas palūkanas, vadinasi, tai tik tai didina investuotojo grąžą, kai investuotojas galiausiai atsiskaito. Ir taip pat vėl verta paminėti čia, kad investavimas yra susijęs su rizika ir jeigu prarandate dalį ar visą savo investuotą sumą, tuomet ta reali grąža šiek tiek sumažėtų. Čia galite matyti savo sąskaitos likutę, kur galėtumėte papildyti arba išsiimti savo lėšas. Tai paminėsiu, kaip išsiimti lėšas, nes tikrai labai dažnai sulaukime investuotojų klausimus,
klausimų apie tai čia tiesiog įvedate savo banko sąskaitos numerį, kaip pavyzdys LP, ir toliau įvedate savo sąskaitos numerį ir parašote banko pavadinimą. Daugelis tikriausiai naudoja Swedbank, tai ir įrašote Swedbank, nelietuvinkit kaip Swedbankas ar panašiai, tiesiog Swedbank. Ir čia galėsite dar paspausti, tiksliau turėsite paspausti ir turėsite įkelti savo pavedimo kopiją, kur galbūt atlikote pavedimą savo į kažkokią kitą banko sąskaitą, ar galbūt atlikote mokėjimą Maximoje ar kažkur kitur. Tai tiesiog turėsite įkelti tam, kad būtų patvirtinta jūsų ši banko sąskaita paspaudus mygtuką išsaugoti. Sąskaita jūsų būtų patvirtinta maždaug iki 48 valandų, paprastai tai vyksta greičiau. Ir tuomet čia jau galėtumėte matyti, kad jūsų banko sąskaita yra aktyvi. O čia galėsite įvesti sumą, kuri jums, šiai dienai reikalinga išsiimti. Tai įvedus sumą galėsite paspausti išsiimti mygtuką ir verta paminėti, kad lėšų išsiėmimas užtrunka nuo 1 iki 4 darbo dienų. Dažniausiai tai užtrunka vieną dieną, tai tikrai vieną darbo dieną, tai tikrai nepanikuokite, jeigu tos lėšos neįkrito tą pačią dieną, nes tikrai įkris tikriausiai per artimiausią arba dar kitą dieną. Lygiai taip pat atvaizduosiu dabar funkciją, kaip galėtumėte papildyti savo piniginę. Tai spaudžiate papildyti ir yra net 3 papildymo būdai. Tai yra mokėjimas kortele, mokėjimo inicijavimas per banką ir tiesioginis banko pavedimas. Tai mokėjimas kortele, tiesiog įvedat kokią sumą norite pervesti iš savo kortelės ir maksimali viena papildymo suma yra 10 000 eurų. Ir piniginės papildymas yra leidžiamas tik iš profitus paskyros savininko banko sąskaitos. Ir papildymas paminėsiu, kad įvyksta momentiškai, tai realiai iš karto įkrenta, tai čia tiesiog paspaudus mygtuką toliau turėsite vesti savo kortelės duomenis. Jeigu šis būdas, jums nepatinka arba norite persivesti didesnę papildymo sumą, siūlau pasirinkti mokėjimo inicijavimas per banką ir rašote, kokią sumą norite pervesti, spaudžiate toliau ir tuomet turėsite pasirinkti, kurio banko paslaugomis naudojatės. Tai čia galėsite matyti, kad yra 4 bankai, tai SEBA, Swedbankas, Luminoras ir Revolutas. Jeigu šių bankų paslaugomis nesinaudojate, tuomet rekomenduočiau pasipildyti piniginę trečiuoju būdu, kuris yra tiesioginis banko pavedimas, susigeneruojant paspaudus šį mygtuką, rekvizitus ir tuomet jau pačiam reikėtų įvesti duomenis atliekant pavedimą ir šis pavedimas, tiek tiesioginis banko pavedimas, tiek mokėjimo inicijavimas per banką užtrunka nuo 1 iki 4 darbo dienų, tai lygiai taip pat kaip ir su lėšų išėmimu rekomenduoju nesijaudinti, jeigu sąskaita nebuvo papildyta iš karto, kadangi tai tikrai įvyks, tačiau reikės luktelėti 1 ar net ir 4 darbo dienas. Dėl to daugelis klientų naudojasi mokėjimas kortelė papildymo būdu, kadangi tai yra momentinis papildymas. Taigi galime keliauti toliau į apžvalgą paskyroje. Čia ganėtinai mano yra nauja paskyra, dėl to gautų palūkanų per visą laikotarpį galbūt ir nėra kažkokia didelė suma. Tačiau, kaip pavyzdys, jeigu mes bandytume filtruotis čia konkrečiai tik šiuos metus, tai vedu iki balandžio 10 dienos kaip pavyzdys, ir matome, kad per šiuos metus aš jau valdydamas šį portfelį uždirbau 115 eurų, nepilnai, bet beveik. Ir aktyvus portfelis nuolatos yra auginamas, tai natūralu, kad kuo jis labiau auginamas, tuo natūraliai mano tas gautų palūkanų suma vis didės ir didės. Čia galite matyti, kokius projektus esate investavę, kokiamis sumomis ir panašiai. Tai aš asmeniškai investuoju, galbūt nelabai didelėmis sumomis, tai galbūt esu tas iš labiau tipinių lietuvių, kuris stengiasi išskaidyti savo investicijas ir stengiuosi nedėti visos savo investicijos į vieną, dėl to, kad jeigu nutiktų tokia situacija, kad vystytojas susidurtų su nemokumo situacija, mano uždirbtos palūkanos galėtų padengti mano patirtą nuostolį, jeigu nutiktų taip, kad turtas galiausiai būtų nelikvidus, nepavyktų jo parduoti didelę kainą, perimus turtą, žodžiu, tiesiog negrįžtų visa jūsų investuota suma. Tai tiesiog dėl to rekomenduoju savo investicijas išskaidyti, kitaip sakant,
diversifikuoti. Dar šioje vietoje labai norėčiau paminėti, kad čia galite nusistatyti kalendorių ir čia galite susiformuoti savo failą, kuriuo galite atsisiųsti visą informaciją, kaip aš pasirinkau nuo sausio 1 iki balandžio 10 dienos ir galėtumėte tiesiog Excel'e išgauti savo norimą informaciją, nes tikrai yra investuotojų, kurie tą informaciją labai stebi ir kaupia savo valdomus investicinius portfelius, lygina tarpusavį su kitom platformom galbūt ir tiesiog galėtumėte matyti, kiek per kokį laiką jums pavyko uždirbti. Ir čia yra labai įdomi vieta, kur galite matyti, kelintas investuotojas esate Profitus platformoje. Tai šiuo metu aš esu top 2000-ųjų, patenku tarp top 2000 ir čia galite matyti iš tiesų dar šiek tiek žemiau artėjančius mokėjimus, kiek manęs laukia, kad kažkas atliks išmokėjimą. Taip pat galite matyti vėluojančius mokėjimus. Tai investuotojai labai dažnai teiraujasi, kodėl aš nematau savo vėluojančio mokėjimo, jeigu šiandien, pavyzdžiui, yra balandžio 3, o mokėjimas turėjo būti kovo 31. Tai kodėl dar nesimato? Nesimato dėl to, kad mokėjimo diena buvo savaitgalis, o platforma per 3 dienas, darbo dienas, turi apskaityti gautus mokėjimus ir tik po 3 darbo dienų, jeigu mokėjimo mes neturime, tik tuomet persikelia tas mokėjimas iš artėjantis mokėjimai į vėluojantis mokėjimai. Tačiau neįsigaskite nuo 4 darbo dienos, jeigu vystytojo mokėjimas nebuvo gautas, yra skaičiuojamos padidintos palūkanos, tačiau jos skaičiuojamos yra nuo 1 vėlavimo dienos. Taigi, portfelio statistika, čia galite pasižiūrėti, kiek procentaliai kokį projektą esate investavę, lygiai tą patį galite daryti su istoriniu paskolų portfeliu. Šiek tiek žemiau galite matyti paskolų pasiskirstimas pagal paskolos tikslą, tai galite matyti NT plėtra, kokią dalį užima, nuoma, refinansavimas, NT įsigijimas. Refinansavimo, kaip matot, nebijau ir tikrai nereikėtų išsigąsti šio žodžio, nes tai nėra paskolos restruktūrizavimas ar kažkas panašaus. Refinansuojant yra labai paprastas principas. Galiu paminėti, kad sutartys su vystytojais dažniausiai yra sudaromos 36 mėnesiam, tai yra 3 metams, o kaip žinote, projektai maždaug būtent per tokio laikotarpį yra išvystomi. O finansuojant projektus, terminai dažniausiai būna 12 mėnesių, tai pasitaiko būna 6, būna 9, būna 18 mėnesių, tačiau dažniausias laikotarpis yra 12 mėnesių. Tai natūralu, kad per 12 mėnesių vystytojas projektų neišvystė ir turto pardavimo kažkokių didelių darbų atlikti nepavyko, tai natūralu, kad vystytojas suėjus 12 mėnesių terminui nori atlikti refinansavimą ir toliau kelti turto vertę. Natūraliai, kai turto vertė yra keliama, tai natūraliai ir atsiras greitesnių metų pirkėjas ir tokiu būdu jūs galite tiesiog investuoti ir į tolimesnį to projekto etapą. Taip pat verta paminėti, kad galite matyti, kaip paskolos pasiskirsto pagal gavėją, tai įmonių pavadinimus galite matyti, kokios įmonės procentas, kiek portfelio pas jūs sudaro ir čia, kaip matote, yra ir daugiau tų puslapių, tai tiesiog galite matyti. Taip pat verta pasitikrinti paskolų pasiskirstimą pagal rizikos reitingą. Tai kaip matot, investuoju absoliučiai visus reitingus. Kadangi platformai daugiausiai yra BC reitingų paskolų, tai natūraliai portfelis ir pasiskirstė pagal BC reitingus daugiausiai. Taip pat galite matyti ir paskolų pasiskirstimą pagal šalį, Latvija, Estija, Lietuva, kokio procento dalį tai sudaro. Ir tikriausiai reikėtų jau keliauti į kitą vietą. Labai norėčiau pakalbėti apie rekomendavimų sistemą, nes tai yra papildoma galimybė investuotojams uždirbti nemokamus pinigus. Tai ką jums reikia padaryti? Kvieskite savo draugą, šeimos narį, investuoti Profitus platformoje ir pasidalinkite šią nuorodą, įsiunčiant draugo elektroniniu paštu arba pasidalinkite šiuo rekomendavimo kodu. Tiesiog galite jam nukopijuoti į žinutę, į Messengerį, į Viberį, bet kur bendraujate su savo draugu ar šeimos nariu ir tiesiog registruojantis, matysite, reikia įvesti elektroninio pašto adresą, slaptažodį ir jį turite įveskite šį rekomendavimo kodą. Kas tuomet įvyks? Tuomet jūs gaunate premiją
kad pakvietė draugą, bet ta premija yra suteikiama tuo met, kai jūsų draugas, atliks pirmąją investiciją per 3 mėnesius, kadangi yra sukurtos taisyklės šitai rekomendavimo programai, o jūsų draugas atlikdamas pirmąją investiciją gaus papildomai 25 eurus, jeigu šį kodą premijos panaudos investuojant. Aš būtinai tai dar netrukus tolimesnėme žingsnyje tai parodysiu. Ir čia galite matyti, kaip keičiasi pakviečiant draugą. Nuo 3 draugo jau gaunat nebe po 10 eurų, o gaunate 20 eurų, nuo 4 jau gaunat 30, o nuo 6 pakviesto draugo, kuris atliko pirmąją investiciją per 3 mėnesius, gaunate jau plus 50 eurų, kuriuos galite tiesiog pridėti prie savo investuojamos sumos. Pakvietus net 10 savo artimųjų, gaunate dar papildomą dovaną iš Profitus, kurie yra savo Profitus atributika. Na ir čia galite matyti visas rekomendavimo programos taisyklės, tai su jomis taip pat būtinai susipažinkite. Na, o aš tuomet keliauju galbūt prie mano investicijos, tai čia galite matyti, kad yra aktyvios investicijos ir čia galite matyti tik aktyves, čia galite matyti užbaigtas visas investicijas, vėluojančius investicijas, yra viena tokia pas mane privėluoja, matom. Iš karto galbūt apie šią vietą ir norėčiau parodyti jums iš karto vėluojantį projektą. Tai jeigu projektas vėluoja, šiek tiek dešiniau nuo projekto aprašymo galite matyti, kad platforma skelbia informaciją apie vėluojančius projektus. Taigi, projektas pradėjo vėluoti, maždaug po 2-3 savaičių yra patalpinama naujiena, kas vyksta su šiuo projektu ir kokie daromi veiksmai, kad išieškoti susidariusią skolą. Taip pat toliau visos naujienos yra skelbiamos, maždaug praėjus dar 2 ar 3 savaitėm, priklausomai taip, kaip greitai gaunam kažkokį patikslinimą ir ką klientas planuoja daryti, kaip atsiskaityti ir taip toliau. Tai šioje vietoje galite matyti tą visą principą, kaip tos naujienos yra skelbiamos, o apie tai gaunate pranešimus į savo varpelį, kuriame galite matyti visus pranešimus, kas buvo paskola išmokėta projekto savininkui, įkelti projekto dokumentai, projektas, į kurį investavote pilnai sufinansuotas, tai tiesiog galime ir atsekti tą datą, kai buvo informacija apie šį vėluojantį projektą. Taigi matome naujieną projekte, į kurį investavote. Užeinate į pranešimą, paspaudžiate tiesiog ant projekto pavadinimo ir patenkate ten, kur ką tik mes buvome. Ir čia galite susipažinti su vėluojančio projekto informacija. Taigi, aš tuomet grįžtu toliau ir galite taip pat matyti, ar yra kažkokių išieškomų paskolų. Tai kaip matot, savo portfelėje tokių pasisekė, bet neturiu. Ir tuomet dar aš labai norėčiau parodyti vieną vietą. Čia nėra visos investicijos. Kartais jos visos netilpa. Paspauskite daugiau mygtuką ir šioje vietoje galėsite matyti, kad galite įsifiltruoti projektą pagal projekto pavadinimą ar projekto skaičius, kaip pavyzdžiui, pas mane buvo tas projektas vėluojantis P, dabar pamiršau tik tais kokie kodukai buvo, tai galime pasižiūrėti, pavyzdžiui, P1122. Tai aš jo nerasiu, nes jis yra vėluojantis. Bet kaip pavyzdys, galim pažiūrėti kitą projektą, čia neseniai investavau, P00001207. Tai pasižiūrime, kaip man sekasi surasti tokį projektą. Radau iš karto ir turiu būtent tą vieną projektą, kurio man reikėjo. Nereikia man ieškoti per daug puslapių ir matau visą man reikiamą informaciją. Ir dar labai noriu paminėti svarbų dalyką, kad čia lygiai taip pat galite išsifiltruoti laikotarpį nuo, pavyzdžiui, kovo mėnesio iki balandžio 10 dienos. Jūs atlikote į kokius projektus. Tai ir čia galite matyti tą visą informaciją, į kokius projektus buvo investuota. Galite atsisiųsti Excelį už šį laikotarpį pasirinktą ir galite ten pasiekti savo svarbią informaciją. Tai Excelio aš galbūt neatidarinėsiu, bet tiesiog čia tokia informacija, kad yra pasiekiama, galite tiesiog apie tai žinoti. Taigi, taip pat verta susipažinti su operacijomis, kur galite matyti visą savo operacijas, galite matyti įvykdytus grąžinimus ir galite matyti atliktas investicijas. Ties kiekvienu galite spausti daugiau, kaip pavyzdys spaudžiu daugiau ties visom operacijom ir čia lygiai taip pat galite įsifiltruoti viską pagal savo kalendorių.
vėlgi nuo kovo 1 iki balandžio 10 ir galite matyti, kokios operacijos buvo įvykdytos už tą laikotarpį. Vėlgi galite susiformuoti Excelį ir atsisiųsti jį savo, kur galėsite pasiekti kažkokią savo svarbią informaciją. Taip pat dokumentai. Tai yra svarbi dalis, investuotojai kartais klausia, nematau informacijos, kad būtų įkelta paskolos sutartis, mokėjimo grafikas. Kodėl taip yra? Dar galbūt tas projektas nėra sufinansuotas, nes investavau į šį projektą, realiai visiškai neseniai, dar net savaitė neprabėgo, ir reikėtų svertinti tai, kad po projekto sufinansavimo yra investuotojų skiriamas 4 dienų apmąstymų laikotarpis, per kurį nepatyręs investuotojas, tai yra 99,9% investuotojų platformoje, kurie gali atšaukti savo atliktą investiciją. O nepatyrę investuotojai yra laikomi tie, kurie, daug aspektų ten iš tiesų yra, kurie neturi patirties sutelktinio finansavimo platformoje, vadovaujančiose pareigose virš 1 metų, nėra atlikę virš 50 000 investicijų ir taip toliau. Bet, čia tikriausiai netiek jau svarbi informacija ir tiesiog, kol tas 4 dienos nepraėjo, jūs matote, kad čia nėra paskolos sutarties ir nėra mokėjimo grafiko. Kodėl nėra? Todėl, kad dar negalėjome pasirašyti paskolos sutarties su vystytoju, nes yra apmąstymo terminas arba yra vis dar finansuojamas projektas. Arba laukime, kol bus įregistruota hipoteka ir tuomet bus užkelti šie dokumentai. Tai tikrai neįsigaskite, bet jei kyla klausimų, galite visada pasikreipti. Ir čia paspaudus ant paskolos sutarties galėsite matyti visą savo informaciją, nuo kada jums yra skaičiuojamos palūkanos ir taip toliau. Taip pat čia galite atsidaryti dokumentą ir galėsite matyti mokėjimo grafiką, kada vystytojas turėtų atsiskaityti jau su jumis. Čia paspaudus daugiau mygtuką, taip pat galite vėlgi ieškoti savo investicijų, taip pat kaip ir prieš tai atvaizdavau. Tai galėsite susirasti visą informaciją ir taip pat čia galite rasti kažkokią projektą, kuris galbūt jums yra aktualus. Tai tikrai galite tą informaciją lengvai pasiekti. Aš galbūt dar mąstau, kad nepaminėjau šios vietos, kur galite paspausti ant savo sąskaitos likučio profitus piniginėje ir papildyti lėšas galite ir per čia, nebūtinai per paskolos apžvalgą. Ir svarbi vieta, kuri dar buvo kol kas nepaminėta, tai investicijos atšaukimas. Tai nepatyrusiam investuotojams primenu, kad tai galioja, tai kai atliekate investiciją, čia yra X ženkliukas, kurį paspaudus galite atšaukti savo investiciją ir tuomet jūsų visa investuota suma grįžta į jūsų profitus piniginę. Tai šiai akimirkai, matot, pas mane to X-uko nėra, dėl to, kad mano paskutinė investicija buvo atlikta prieš 6 dienas, vadinasi, mano apmąstymo terminas jau prabėgo. Taip, ką dar norėčiau jums paminėti, tai kaip galėtumėte investuoti į projektą. Tai spaudžiu mygtuką investuokite ir patenku į šiuo metu finansuojamus projektus, kurių yra Latvijoje, Probro plovykla, 5 etapas, Pušino gaivos apartamentai, Los Kristijanos, kur įkeičiamas turtas yra Lietuvoje, tačiau projektas finansuojamas, pats projektas tiksliau yra vystomas Ispanijoje, tačiau kadangi įkeičiamas turtas, vis dar atvaizduojame, kad tai yra Lietuva. Ir tuomet net 2 estiški projektai vienu metu platformoje, kur tikrai galite susipažinti su finansuojamais visais projektais paspaudus investuoti mygtuką ir, matom Bičiulių namai, Pirčių kompleksas Ežero gatvėje Trakai, labai įdomus iš tiesų projektas, tai galbūt pasirenku būtent šį projektą tiesiog susipažinimui. Galite įsijungus projektą matyti, kiek investuotojų vienu metu žiūri konkretų projektą ir domisi investavimo galimybėmis. Tai čia galite tiesiog susipažinti su projekto nuotraukomis, jei tai yra mažiau išvystytas projektas su projektų vizualu, kur tas projektas pagal žemėlapį yra. Ir taip pat čia galite susipažinti su visa pateikiama informacija apie projektą. Labai rekomenduoju susipažinti su šiais pagrindiniais punktais ir verslo paskolos informacija, tai yra toks sutrumpintas svarbiausias projekto aprašymas. Čia galite matyti turto vertinimą, finansinės ataskaitas, pagrindinės informacijos dokumentą ir visą informaciją apie juridinę asmenį. Taip pat koks turtas yra įkeičiamas, kiek tų turto vienetų, kokios užtikrinimo priemonės, tai visą šią informaciją galite rasti
projekto aprašymo pačioje ir labai svarbi vieta, kad čia galite matyti nuo kiek iki kiek investuojant gaunate kokio dydžio palūkanas. Kuo daugiau investuojate, tuo daugiau palūkanų galėsite uždirbti. Na ir taip pat čia galite matyti, koks yra terminas investicijos, koks yra LTV rodiklis, tai mato 25 procentai, o minėjau, kad mažesnės rizikos yra, 65-75 kažkur tai taip LTV rodiklio, tai čia šiuo atveju gaunasi, kad tikrai projektas yra, gana mažos rizikos ir palūkanų mokėjimo dažnis, verta atkreipti dėmesį, kad yra kas ketvirtį. Jeigu susidomėjote investuoti į šį projektą, spaudžiate investuoti mygtuką ir rašote savo investicijos sumą. Ir jeigu turite premijos kodą, siūlau jį panaudoti. Deja, bet aš tokių premijos kodų šiuo metu neturiu, o šį kodą galite turėti pakvietus savo draugą investuoti profitus platformoje, kaip atvaizdavau rekomendavimo sistemoje. Čia tiesiog atsirastų premijos kodas, kurį paspaudus ant jo, tiesiog prie jūsų investicijų prisidėtų tą sumą, kuri jums priklausytų už tai, kelintą jau savo draugą pakvietėte investuoti profitus platformoje, o jeigu tai esate jūs, kuris buvote pakviestas, čia paspaudus galėsite gauti 25 eurus atliekant pirmąją savo investiciją, kuri turi būti atlikta per 3 mėnesius. Ir čia pažymite, kad sutinkate investuoti ir spaudžiate investuoti mygtuką. Tuomet nuo jūsų profitus piniginės čia bus nuskaitytos lėšos ir investicija bus sėkmingai atlikta, reiks tik tai sulaukti, kol projektas bus pilnai sufinansuotas. Taigi tikriausiai tiek iš pačios platformos pusės. O čia, jeigu norėtumėte susipažinti su savo pateiktais duomenimis platformai arba įjungti galbūt 2 funkcijų autentifikaciją, rekomenduočiau paspausti profilis ir ten tuomet galėsite visą informaciją redaguoti ir pasikeisti į tai, kokia šiuo metu iš tiesų pas jūs jį yra. Tai tikrai, jeigu kils kažkokių klausimų, galėsite kreiptis telefonu, kuris yra matomas profitus platformos apačioje. Ir taip pat galite visą pagrindinę informaciją pasiekti dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje, kur galite susipažinti su bendriniais klausimais investuotojams, projektų savininkams, rekomendavimo programa ir Lemonway. Tai čia paspaudus, tiesiog galite įsiskleisti atsakymą ir matysite, koks yra pateiktas atsakymas. O jeigu kyla papildomų klausimų, rekomenduoju rašyti elektroniniu paštu support@profitus.lt ir tuomet galėsime pateikti atsakymą. Tai tikriausiai tiek būtų iš šios pusės, o iš dokumentų pusės labai rekomenduočiau susipažinti su skolų išieškojimo procedūra, paspaudus dokumentai šioje vietoje ir tuomet galite atsidaryti visą informaciją PDF dokumente ir susipažinus tikrai turėsite daugiau žinių, nei turėjote prieš tai. Tai tikriausiai šiam kartui tiek. Labai dėkoju, kad žiūrėjote ir linkiu prasmingų ir sėkmingų investicijų profitus platformoje. Iki greito.